Sveiki, apie aliuminio suvirinimą. Trumpai, kaip užsitaisyti degiklį, kokį naudoti pylos šarvą, koks turi būti aparatas, kokią programą reikėtų naudoti. Labai trumpai, keliaujame į apžvalgą. Vientisą karboną iki pat degiklio pradžios ir pripjauname štai taip, kad kai ratukas užsidaro, būtų kaip tik jokio neliktų tarpo ir neliktų vietos mūsų vielai susilankstyti ir išlysti per šoną. Tai labai svarbi vieta. Štai taip. Labai svarbi detalė – palikti galiuką žalvarinio angalio, nes jeigu nukirpsime karboninę liniją iki pat angaliuko, jinai išsilydo ir netgi užsilydo taip, kad nepraeina dujos ir nepraeina viela. Kad paliekame tik tiek, užtenka, daugiau nereikia. Naudojame 1 mm su A raide, nors ir viela 1,2 su siliciu, bet labai tvarkinga pragręžta būna ne per didelė skylė, kaip tik 1-2 aliuminio įvirinti. Kągi, štai tiek trumpai turbūt apie vieną svarbiausių dalykų, tai tinkamas paruošimas degiklio aliuminio virinimui. Neatlikus šitų svarbių žingsnių, darbai nebus atliekami sėkmingai. Daugiau apie nustatymus, galbūt apie jums norimus dalykus aliuminio suvirinime ar kituose suvirinimo būduose. Laukiame jūsų MB Darkwell dirbtuvėse. Visų nuomonės yra įdomios, rašykite, kaip jums atrodo, gal pastebėjote kažką tai, ką reikėtų padaryti kitaip, taip kad iki sekančių susitikimų.